Statybos bendrovės statyba rytdienai klauso. Ne, vadovų dar nėra. Ne, direktorius Tamašausko nėra ir direktorius Gražio taip pat nėra. Bet kai jie Labas rytas, Aiste. Taip. Taip būtinai. Taip, viso gero. Labas rytas. Ar mano vyras dar nepasirodė? Ne, direktorius Tamašausko nėra. Ir Gražio nėra. Atsitiko kažkas? Negaliu jam prisiskambinti. Mobilus neatsiliepia. Šią naktį namuose nenakvoju. Niekada taip nėra buvę. O Dieve, kas galėjo atsitikti? Aš gal jums arbatos padarysiu. Prisėskit. Man reikia profesionalo, man reikia specialisto, o tu man pakeši kažkokią tai persigandusią vištytę. Ta vištytė su pagirimu baigė policijos mokyklą. Tai gal jinai ten tegul ir lieka, ką? Tegul mokosi, dėsto, pražus jinai čia kriminaliniai. Tu prašei geriausio, gavai geriausią. Tu ką, juokauji? Klausyk, reikia duoti merginai šansą. Jeigu nepasiseks, gausi ką nors kitą. Klausyk, iš Mariaus tu padarė gerą tyrėją, aš tikiu, kad iš jos tu irgi padarysi. Kalbėjai su Graduliu? Kalbėjau. Ir ką? Ir nieko. O mūsų Brigitėlė turbūt geriausia kursė buvo. Kažkaip pasitaiko. O, sakiau? Mes tai su Adomu iš vis vos baigėm. Aš tai dar nebaigiau. Labą rytą, ką turim? Supleškėjusi Audi 80, viduje sudegęs kūnas. Rytas kaip rytas, tik senovaizdas ekologiškesnis. Reikia įdėmiai apžiūrėti palaikus. Ką, man? Tai ne man. Gerai, gal taik pasivaikščiok po miško, šiek tiek palengvės. Persistengiam. Panašu, kad taip. Netinka vargšelė šitam darbui. Greičiau jinai tai supras, bus lengviau ir ją, ir mum. Šitas tipas panašu, kad kažkam labai nepatiko. Ir sėdi keistai. Panašu, kad šitas tipas buvo nužudytas arba apsvaigintas ir tada įsodintas ir padegta. Šiaip tai žmogus turėtų stengtis ištrūkti iš degančios mašinos, ar ne? Lažinosi, kad pėdsakų jokių nerasim. O galų galę sužinosim, kad tai padarė koks nors Afganistano arba Čečenijos veteranas arba dar kokia nors nesąmonė. Kas pranešė? Vietinis girininkas rinko kilpas ir rado. O šoka? Dėl oro sąlygų nieko negali rasti. Kieno mašina? Dar aiškinamės. Klausyk, eik tu pašnekėk su to girininku, gerai? Inspektoriau, gavom informaciją iš transporto skyriaus. Tai šitas automobilis priklauso bendrovei statyba rytdienai. Jau geriau? Truputį. Gerai, važiuok pas tą statybą rytdienai. Paklausk, gal iš jų kas nors paskutiniam dienom pavogė automobilį. Pasikalbėk su žmonėm. Klausau. Ką sako tas girininkas? Nieko. Žino lygiai tiek pat, kiek ir mes. Sudegęs žmogus sudegusiame automobilyje žaliame miške. Tik tai žinom, kad tai ne savižudybė.
Iš kur toks tikras? Vyrukas turėjo iš pradžių nusižudyti, paskui atsisėsti į automobilį, apsipilti benzinu ir tada jau pasidegti. Pėdsakus radot? Ne. Šunys labiau domino paspęsti spastai miške, todėl nieko neužuodė. Tai galbūt kokio brakonieriaus darbas, o? Nemanau. Tikrai ne. Tapatybę įmanoma nustatyti? Vyras. Reikia padaryti DNR tyrimą, tik tai dar nežinom, su kuo jį palyginti. Atrodo, žinau, kas sudegė automobilyje. Ar atpažįstate šitos daiktus? Šitie daiktai, turbūt, kad jo. Medalikėlį gavo kaip dovana iš tėvų per pirmąją komuniją. Niekada jo nenusimdavo. Laikrodis. Ant dangtelio užrašas. Darina miglės. Kad meilė tęstųsi amžinai. Mes turėsim atlikti DNR tyrimą, kad neliktų jokios abejonės, jog tai jūsų vyras. Aš noriu pamatyti savo vyro kūną. Jis visiškai sudegęs. Aš noriu pamatyti savo vyro kūną. Kada paskutinį kartą matėte direktorių Tamašauską? Vakar. Taip, vakar čia kontoroje. Abu direktoriai išėjo kiek anksčiau, nes turėjo kažkokių reikalų banke. Abu direktoriai tai... Direktorius Tamašauskas ir kas? Ir Andrius Gražys. Andrius Gražys. Tai jie bendrasavininkai. Taip. O kur yra dabar Andrius Gražys? Aš nežinau, aš vis bandau jam prisiskambinti, o jisai nekelia. Jūs nusiraminkite. Ko užsiima jūsų bendrovė? Statyba rytdienai, ji stato namus, kotedžus, gyvenvietės. Mes esam rinkoje jau 4 metus. Tai... Čia yra Tamašauskas. O čia Gražys, taip? Taip. Man atrodo, tam bendrasavininkui irgi jau pakeliui į Rokantiškės. Skolas per pusę dalinasi. Kur dabar važiuojam? Tu niekur nevažiuoji, tu pasivaikščiosi po miestą. Mane domina viskas apie tos du tipus ir tą bendrovę. Visos aferos, įtartini ryšiai, juodi reikaliukai, negrąžintos paskolos, pažinai. Žinau. Kaip visada sunkiausias darbas man. Nes tu geriausias. Gerai, iki. Iki. Brigita, važiuoju į nusikaltimo vietą, pasisukiuosi ten. Mane domina, kokiu būdu žudikas iš ten išvažiavo. Paklausinėk žmonių, taksistų, nežinau, rytinio autobusų vairuotojų. Žodžiu, bet ko, kas matė, kad nors ne vietinį. Dabar važiuoju, dabar. Labadiena. Labadiena. Norėčiau jums užduoti keletą klausimų. Galima? Kada jūs sakėte paskutinį kartą matėte savo vyrą? Vakar. Jis išėjo į darbą. Tik niekur nieko paprasčiausiai. O sakykite, jūs nesidomėjote, kaip sekasi bendroviai? Ar turėjo kokių skolų, kokios sumos buvo investuojamos? Dariui bendrovė buvo viskas.
Mes vaikų neturėjom ir man kartais atrodė, kad Darius bendrovė laiko savo vaikų. Praleisdavo ten labai daug laiko. Tai verslas sekasi gerai. Taip. Nesu smulkiai susipažinusi su jų reikalais, bet niekada neteko girdėti, kad būtų kažkokių problemų. Nors... Taip, klausau. Bendrasavininko priėmimą visada laikiau neteisingų žingsnių. Jūs kalbate apie Andrių Gražį, taip? Taip. Prieš 3 metus atsirado galimybė nemažai investicijai, bet nebuvo kapitalo. Tada atsirado Gražys. Man jis iškart nesukėlė pasitikėjimo. Jis buvo kitoks negu mes. Kokia prasme kitoks? Suprantat, mes su Darium abu baigė universitetą. Aš netgi apsigynus biologijos doktoratą. O Gražys jisai baigęs tik vidurinį. Neaišku, kokiais būdais užsidirbęs daug pinigų. Aš buvau prieš šitą sandorį. O kokie buvo jūsų vyro santykiai su Andriumi Gražiu? Geri? Tikriausiai geri. Nors paskutiniu metu man atrodė, kad Darius vengia bendrauti su Gražiu. Tarsi tarp jų būtų įvykę kažkas blogo. Ačiū. Aš jūs vėliau dar šiek tiek patrukdysiu, gerai? Nieko daug negaliu pasakyti. Vyrukas 40-50 metų. Didžiosios dalies minkštų audinių neišlikė, jokių smūgių žymų, jokių kulkų, jokių žaizdų, nieko. O mirties priežastis? O priežastis tokia, kokia matai. Tai čia man neskės. Negalėjau žūti liepsnuose, nes niekas nemiršta liepsnuose ramiai sėdėdamas ant sėdynės. Kai automobilis degė, vyrukas buvo miręs arba smarkiai apsvaidintas, nežinau. Tai kas įvyko? Nunuodytas, uždusintas, bukus daiktus atmetė kas? Sunku kažką pasakyti. Tirsim audinių fragmentus, tiesą sakant, kas iš jų išliko. Bet perspektyvos nekokios. O smūgimo žymės? Tai kad jis be kaklo. Taip. Direktorius Tamašauskas gana nuobodus tipas. Su pagėrimu baigė VGTU. Viena žmona, garbingas darbas, jokių negrąžintų skolų, paskolų, žodžiu, dorybės ir santrumų įsikūnymas. Užtat Andrius Gražys, čia jau kitas reikalas. Išsilavinimas pagrindinis. Pirmieji pinigai, kaip priklauso tikram lietuviui, uždirbti Anglijoje, užtat antrieji daug didesni jau iš kontrabandos. Tada ir prasidėjo mergos, greiti automobiliai, važinėjimas į Monte Carlo ledų. 10-mečio viduryje legalizuoja verslą, labai protinga. Ir tada susipažįsta su kuo? Su Darium Tamašausku. O kas sužinojo apie tą bendrovę statybą Rydenai? Greitai turėjo pradėti statyti kotedžų gyvenvietę, bet ne tą, kur turtuoliam. Aš sužinojau, kad šiais laikais didžiausios pajamos gaunamos iš tų, kurie uždirba vidutinius pinigus. Vadinasi, turėjo pinigų. Nemažai. Susidarė eilė žmonių, kurie norėjo pirkti tuos butukus. Atitinkamai ir gana didelė suma. Nenustepčiau, jeigu sužinočiau, kad ta firma Statyba Rydenai ir jos sąskaitos visiškai tuščios. Tuščius. Buvau užėjęs į banką. Vakar Gražys ir Tamašauskas iš savo sąskaitos pasiėmė visus pinigus ir ją uždarė. Ta prasme. Tai pasiėmė, susikrovė į kišenės ir išėjo? Susikrovė į odinį krepšį. Beveik 4 milijonus eurų. Bankas, aišku, neapsidžiaugė. Kaip keista. O tu ką sužinojai? Aš pasisukiau miškuose, paklausinėjau vietinių gyventojų, bet nelabai daug kas ką žino. Kad niekas nieko nematė. Brigita Stonytė. Padaryti pareigūnams arbatos. Už bausmę.
Man žaliaus. Man su citrina. Ačiū. Žengte, marš. Labas. Ieškau Andrius Gražio. Nepažįstu. O kas klausia? Policija. Kitus reikalas. Šeimininkas pasikeitė, reikia į spalvą. Užmėsiu akį. Kodėlgi ne? Patinka? Patinka. Viso gero. Kada pirkot būtų iš Andriaus Gražio? Na, maždaug prieš savaitę kokią gal. Iš kur sužinojote apie būtą? Iš skelbimo, iš internetinio. Perskaičiau, paskambinau. Kaina buvo gera. Atvažiavau, pašnekėjau, nusidėrėjau kažkiek ir pasirašėm iš karto. Jums nepasirodė keista, kad būtas parduodamas taip pigiai? Žinokit, keista, nekeista. Žmogus pasakė, jam reikia grinų. Norėjau parduot, pardavė. Kiek laiko buvote pažįstama su Andrium Gražiu? Porą metų gal bus. Taip. Kaip apibrėžtumėte jūsų tarpusavio santykius? Kuria prasme? Gal jūs susitikinėdavot, bendraudavot, gal gyvendavot kartu, arba gal šiaip buvot pažįstami? Buvom. Andrius kartais nusiveždavo mane kur nors, kartais nupirkdavo ką nors. Kartais aš pas jį pagyvendavau. Įvairiai. Šlapuko skaito. Ar Andrius Gražys be jūsų turėjo kitų draugių, ar ką nors apie tai žinote? Tai aš gal jam žmona, ar ką? Gal ir turėjo. Šiais laikais visi bachūrai. Iš šalies kokią mergą dar turi. Ne? Perskista. Už tai kiek žavėsi? Žavėsio reikia parsidavinėjant, o ne policijai. Jūs dirbate durininku apartamentų pastate, kuriame gyveno Andrius Gražys. Aš ne durininkas, aš apsaugininkas. Taip, teisingai. Ar direktorius Gražys dažnai būdavo namie? Įvairiai. Kartais nakvodavo, kartais nenakvodavo. Ar dažnai turėdavo svečių? Ateidavo visokių moteriškių pas jį. Ir ar Andrius Gražys jums užsiminė, kad nori parduoti butą? Ne, mes su juo nekalbėdavom. Tik labas rytas ir sudie. Ar dažnai susitikinėdavai su Andriumi Gražiu? Antradieniais ir šeštadieniais. Ar Gražys mokėdavo jums už... Aš esu ne prostitutė. Taip, jisai mane aprūpina, moka mano sąskaitas, už mokslus moka. Tai nenusikaltimas. Na, nežinau, kaip į tai pažiūrės mokesčių inspekcija. Ar Gražys tau minėjo, kad ruošiasi išvykti? Taip. Sakė, kad išvažiuos kuriam laikui. Kur? Lovoje. Ar sakė kur? Ne, nesakė. Sakė, kad išvažiuos verslo reikalais. Nenorėjo tavęs pasimti kartu? Finansiškai mane aprūpino tam laikui, kai bus išvykęs, jeigu tą norėjot sužinoti. Na, man tai reikalas atrodo visiškai aiškus. Gražys nori susižerti bendrovės statybą... Statyba Rydenai.
pinigus. Taip. Ir vienintelė kliūtis – bendrasavininkas Tamašauskas. Pinigus jie gali pasiimti iš sąskaitos tik tai kartu. Taigi Gražys pasiema pinigus, apsvaigina Tamašauską, nuveža į mišką, padega automobilį. Viskas labai gerai suplanuota. Prieš tai parduoda butą ir dabar yra kažkur labai toli. Ar aš neteisi? Jūs visiškai teisi. Ir šiandien gavom dar rezultatus iš laboratorijos. Velionio DNR sutampa su Tamašauskų vonioj paimtų mėginių. Tik yra vienas nedidelis neaiškumas. Koks? Kam Gražiui reikėjo šitaip elgtis? Kodėl jam reikia nužudyti Tamašauską ir paskui pasprukti? Juk pinigų jis turi pakankamai. Va jei tai būtų pasielgęs Tamašauskas. Vadinasi, yra toks dalykas kaip godumas. Truputį pasivaikščiau po lošimo namus. Man tas Gražys pasirodė lošėjas. Ir buvau teisus. Paskutiniu metu dažnokai lankydavosi kazino. Žaisdavo viską. Blackjackas, ruletė, pokeris. Krupjė sakė, kad per paskutinę savaitę ne kartą su juo prasidėjo iki paryčių prie stalo. Ant tokių nesąmonių nemažai pinigų praleido. Va, turim ir motyvą. Jisai pralošė daug pinigų, vadinasi, jam reikėjo atsilošti. Na ką, viskas aišku. Reikia kuo skubiau paskelbti paiešką ir pranešti Interpolui. Tai ką dabar? Turbūt reikia papasakot viską komisarui Graduliui. Ko dar komisaras Gradulis nežino? Na, turbūt, kad radom motyvą ir nusikaltelį. Tikrai? Taigi akivaizdu. 10 su pliusu, sėskitės. Kas jums yra? Kas? Nemėgstu palaižūnų. O aš nemėgstu pasipūtusių farų, kurie neleidžia niekam nieko pasakyti. Aš tau neleidžiu nieko pasakyti. Ką tu nuveikė šitoje byloje, ką? Nieko. Tik tai stengiasi prieš Vyšniauskę savo išmintį parodyti. Dabar supratau, kas yra genialusis inspektorius Rakšius. Visi tyli, net kai jis yra neteisus. Taip. Po valandos noriu turėti raportą iš pasienio postų. Ar, kada ir kur Andrius Gražys kirto Lietuvos sieną? Labadiena. Atleiskite, kad trukdau tokioje vietoje ir nelabai tinkamu momentu, bet tai labai svarbu. Jau turime įtariamąjį. Andrius Gražys. Nujaučiau. Pagal mūsų turimą informaciją, jūsų vyro nužudymas buvo iš anksto ir labai gerai suplanuotas. O nusikaltėlis dar ir rengėsi pasprukti iš šalies. Taip kad labai reikia, kad prisimintumėt viską, kas vyko pastarosiomis savaitėmis ir galbūt susijęs su Andriumi Gražiu ir jūsų vyru. Tokie skirtingi žmonės negali būti bendrasavininkais. Anksčiau ir vėliau tai turėjo blogai baigtis. Aš nepažinojau Gražio ir nenorėjau jo pažinti. Nenorėjau su to žmogum turėti nieko bendro. Viena iš įtikinamiausių versijų yra ta, kad Gražys planavo susižerti bendrovės pinigus kartu su jūsų vyru. Tuo tikslo būdu nuvyko į banką išsigryninti pinigų iš bendrovės sąskaitos. Na ir tada Andrius Gražys nužudė jūsų vyrą ir pagrobė pinigus, kaip ir buvo planavęs. Nenorėjo dalintis. Jūs drįstat? Kaip jūs drįsote šitaip apkaltinti?
Šilčiau apsirenk, važiuosime į gamtą. Tuoj būsiu. Šūdą žinome. Kažką spėliojame, spekuliuojame, o iš tikrųjų nieko nežinome, kas atsitiko miške. Bet šitos spekulacijos paremtos įtarimais. Nemėgstu įtarimų. Atomai. Šitie įtarimai įtikinami. Kalbi kaip mūsų naujoji kolegė. Iš visko tu prie jos kabinėjęs, taigi jauna, nepatyrus, gero nori. Kažko tai labai greitai ėmė įsijaginti. Todėl, kad prisiminiau, kaip man sunku buvo. Mano startas irgi būtų buvęs šūdinas, jeigu kas nors man nebūtų padėjęs. Taip, jeigu tu man nebūtum padėjęs. Mariau, nieko tau nereikėjo padėti. Tu esi puikus faras. Tau tik reikėjo suteikti galimybę. Ir tu man ją suteikiai. Neprisimeni? Aš tik sakau, kad gal ir jai reikia suteikti galimybę. Gal. Labadiena. Neprisimenate mūsų? Ponai iš policijos? Kokiu reikalu? Vietinių brakonierių reikalas. Užeikit. Jeigu jūs manote, kad tai vietinių brakonierių darbas, jūs klystate. Kodėl? Niekada tuo nepatikėčiau. Matot, jie paprasti žmonės. Pasigauna kilpo į zuikį, striniuką ir laimingi. Tai gal kas nors iš vietinių matė tą įvykį? Nu, čia jau didesnė tikimybė. Jūs pažįstate ką nors iš vietinių brakonierių? Šiuos visus pažįstu. Matot, girininkijoje dirbu jau daugiau kaip 20 metų. Kaip tai visus pažįstat? Suprantat, pažinti ir pagauti yra du skirtingi dalykai. Brakonierių reikia pagauti už rankos. Kitaip visko išsigins. Atvažiavo. Ką reikia? Labadiena, reikia pasikalbėti su Antanu Mikūnu. Anas nenamie. Mikūnė, neįsileisk, policija iš Vilniaus. Ko reikia? Policija iš Vilniaus. O, su policija civiliais drabužiais galiu kalbėti. O su šunkara girininku šūdo, o. Aš tau duosiu šunkarą. Nieko aš apie negirdėjau. Tai yra apie tą supleškėjusią mašiną. Tai, girdėjau, bet kada iš mūsų čionykščių kas nors būtų buvęs naktį, tai nieko negirdėjau. Dažnai vaikštai į mišką? Kaip? Tai, kai vaikščiai susimano, tai ką? Tai nelinksmintisgi. Nu taip. O į tą vietą kas eina? Tai gal visi, kas nori, ten reina, jokio pasidalinimo nėra. Klausyk, Antanai. Reikia tavo pagalbos. Supranti, čia mums labai svarbi byla. Gal vis tik matei ką nors? Nieko nežinau, nieko negirdėjau. Važiuokit, rodėjau. Taponka, jau ką, viską, pats pirmas sužino. Kas tas Taponka? Prie pagrindinio kelio to rodėjo užeigos savininkas. Žvėrienos valgiaraštį visą laiką yra. Pasikaip į supirktuvę visi važiuoja. Supratau. Gerai, ačiū, Antanai. Nu, aš restorano savininkas, pasikalbėt norėjai. Prisėsk. Nematau prasmės. Prasmė yra.
Turime patikimų duomenų, kad iš brakonierių supirkinėjo žvėrieną ir net nepatikrinęs jos pas veterinarą, labai išinėję klientus. Užteks, kad prisėstum. Jeigu šito mažą, galim dar pasiknist po popierius. Gal ką nors ir mokesčiam rasim. Sakau, gal pažymėjimus pirmą parodau. Ką? Aš nesupratau, jums manęs reikia informacijos. Informacijos. Ką šiomis dienomis atnešė žvėrienas? O nesuprantu, kur lenkia. Ne tavo reikalas, Gudročio, atsakinėkite užduodamus klausimus. Ramiai. Žinai apie prieš porą dienų miške sudegusi automobilį? Man sakykim. Ieškome žmonių, kas tuo metu galėjo būti netolies ir... Adamas Šalojus. Kas tas Adamas Šalojus? Niekas. Bedarbis, be pinigų, be perspektyvos. Prieš porą dienų man 3 kiškius atnešė, dabar kelias dienas geria juodai nesustodamus. Anksčiau niekada taip nedarydavau. Aplankykit, gal ką nors žino. Buvau tenai. Stovėjau toli, už krūmų, bet biškį mačiau. Viską iš eilės, ką matei? Mašina miške. Tas, kur sėdėjo keleivė vietoj, tai nejudėjo, lyg būtų miegojęs. O tas, kur už vairo, tai išlipo, išsitraukė kanistrą iš bagažinės, papylė benzo į mašiną į vidų ir uždegė. Anas net neatsibudo, gal jau negyvas buvo, nežinau. O tas, kur vairavo, tai nuėjo link plento, ten išgirdau, kad mašiną užvedinėja ilgai. Pjovė ir negalėjau užvesti. Bet paskui užvedė ir nuvažiavo. Sakai, ilgai negalėjau užvesti mašinos? Nu jo, ilgai. Gali būt, kad Tamašauskienė laukia Gražio savo automobilyje plente. Tada Meilužis patvarkęs Tamašauską, persėdo į jos automobilį ir jie išvažiavo ramiai. Tokią versiją patvirtina DNR tyrimas, kuris vienareikšmiškai parodė, kad Velionis yra Darius Tamašauskas. DNR tyrimas parodo tik tai, kad Velionio DNR sutampa su mėginių paimtų iš Tamašauskų vonios DNR. Mėginiai paimti nuo skustuvo ir nuo plaukų šepečių. Tai gal Tamašauskienė? Kelk. Ponia atvažiavo. Na ką, einu pasivaikščiosiu. Klausau? Viskas gerai. Nesupratau. Jūs turbūt ne ten paskambinot? Bendrasavininkiui viskas gerai. Kas čia skambina? Nedėk ragelio, Saulytė, nes kitaip viską papasakosiu policijai. Buvau tenai miške ir viską mačiau. Nesuprantu, apie ką jūs kalbat. Pasakyk bendrasavininkiui, kad viską mačiau. Ir netgi pastebėjau, kaip buvo sunku nusekti grandinėlę. Mano tylėjimas kainuoja 100 000 eurų. Tai nedaug už šventą ramybę, kurią jums siūlau.
Gerai. Nervuojasi. Reikės dar paskambinti. Inspektorius mano, kad tai suveiks? Mes su kolega neblogai valdė šantažą. Kaip tai šantažą? Taigi šantažas prasilenkia su įstatymais. Tada gali vadinti nevaldoma policijos provokacija. Tikiuosi pavyks. Gaila, neturime pasiklausimo įrangos. O, ponia atrodo baigė. Na ką, artistė, skambink, reikia papildymo. Klausau. Čia vėl aš. Jeigu jūs tuoj pat nenustosite, aš skambinu į policiją. Saulytė, į policiją skambinsiu aš. Rytoj. Nebent būsi protinga mergaitė. Rytoj vidurdienį Konarskio gėlių turgelėje 17 kioske plastikinį maišelį su pinigais perduosi pardavėjai. Prie progos pasimsiu. Jeigu tavęs ten nebus, arba pradėsi kažką kombinuot, einu į policiją. Lygiai 13 būsiu nuovadoje. Iki, Saulytė. Neblogai. Tikiuosi praris kabliuką. Tada bus daug lengviau ištraukti žuvelę. O, ponia ruošiasi išvykti. Sveikas. Nusiųsk žalį su komanda po studentę. Paimti DNR mėginių nuo visų tualeto priemonių priklausančių Gražiai. Patikėk, žinau, ką darau. Iki. Atrodo, važiuoja į Bukčių pusę. Adomai, prilėtim truputėlį, taigi pastebės, kad sekam. Tu kartais nebūni per daug protingas, ką? Klausau jūs. Neprisimenate manęs? Žinoma, kad prisimenu. Turit kažkokį popierių? Andrius Gražys dažnai čia nakvodavo? 2 kartus per savaitę, aš jau sakiau, per apklausą. Mes ieškome jo asmeninių daiktų, ant kurių galbūt liko DNR pėdsakų. Šukų, šepetėlio, drabužių. Ką žinau, vonioj. Yra jo apatinių 3 skumaikių. Paimkite. Ar pažįstate šitą žmogų? Ne. Ar Gražys vienintelis vyras, kuris naudojosi jūsų vonia? Taip. Skubėkite į laboratoriją. Noriu rezultatus žinoti kuo anksčiau. Palaukit, kam jūs visą tai darot? Taip, klausau. Klausyk, DNR mėginiai paimti tos studentės vonioje identiški kūno sudegusio automobilyje DNR. Blemba. Iš kur tu žinojai, a? Gal aš tau kada nors ir papasakosiu, blemba. Išlipo, ne? Atrodo. Matau tvorą.
Matau medį. Maišė? Jo radau. Gerai iki. O kažką nešasi, matai? Pinigėlius. Iškybo. Labadiena. Aš čia jums turiu kai ką perduoti. Taip, 100 000. Čia jūs? Po darbo prisiduriu. Čia nesusipratimas. Kur Tamašauskas, kur jūsų vyras? Paleiskit mane. Labadiena, ponė direktorių Tamašauskai. Visu geru. Oi, skauda! Vėlė skauda! Ką darot, mandai? Stiprokas kaip numirėlį, a? Grynas oras daro stebuklus. Na ir gražu čia. Keletą dienelių mielai pagyvenčiau. Aš nekaltas. Nekaltas, ne? Adomai. O. Aš jums sumokėsiu. Sumokėsiu visiems užteks. Iki gyvenimo galo. Šitais pinigais sumokėsi? Aš kažką išgirdau, ar man tik pasigirdo? Aš irgi girdėjau. Išaiškinsiu jam, gerai? Esi suimamas. Nekomplikuok savo ir taip šudinokos padėties, gerai? Šudeliai, nieko prieš mane jūs neturite. Kalbėsit su mano advokatu, aišku. Papirkinėt policijos pareigūnus vieną, jos įžeidinėt antrą, o trečią pats žinai kas. Išveskit iš čia. Pasakotojas. Pažiūrėsiu. Na ir gražu čia. Brigita, sveikutė. Na, atrodo, tau pradėjo sektis. Gerai padirbėjai. Iki.